7 ryto laukiu autobuso iš Šventąją. Mano kryptis šiandien važiuoti į Latviją. Nuo Šventosios aš bandysiu per sieną pereiti pėsčiomis. Tai aš ir Šventojoje. Užtrukau 5 valandas. Kelionė turėjo tęstis 4, bet užtruko 5. Ir dabar mano tikslas yra papulti į Liepoją. Praėjus sieną reikės bandyti tranzuoti, gal kažkas tai sustos. Praėjau Latvijos sieną, dabar toliau mano tikslas susitranzuoti ir iki Liepojos atvažiuoti. 53 km iki Liepojos, lietuviškai Liepoja. Ir pėškom aš tikrai nenueisiu tiek. Taip, kad man turi pasisekti šiandien. Kokia tavo širdis, kieta ar minkšta? Minkšta. Papuolė vis dėlto latvis, geros širdies žmogus, jis mane pavežė iki Liepojos. Viskas yra sugriauta ir susprogdinta, bet išlikę labai daug betoninių griuvėsių. Ir betonas tai tik palaksto į dalis, o jisai niekur nedingsta. Metalą pagrindė įsivežiojo kas kur, išlydė visokias patrankas, o betonas liko, taip kad čia betoninių tokių statinių visokių nuolaužų labai daug yra. Šiaurinis Karostos molas, jis labai ilgas, tuo aš užlipsiu ant jo ir paėjėsiu, parodysiu kokios didumo. Štai koks bunkeris, pabandysiu, va, yra ir laiptai, gal bus galima užlipti. Gal kaip nors vandens neprieis į batus, bangavimas labai stiprus. Ir va, yra laiptai. Koks buvo bunkeris, reikia labai atsargiai, nes slidu. Wow, pažiūrėkit, nerealu. Kažkada čia prieš 100 metų žmonės buvo ir saugojo šią pakrantę, o dabar aš atėjau į čia. Vanduo, bangos daužosi į šitą objektą, o jisai dar čia ilgai stovės, nes tikras betonas, metalas, betonas ir akmenys. Tai įsivaizduokit, kokio tvirtumo jisai. Apa. O štai ir čia va, begalė visokių įtvirtinimų. Viskas sugriauta ir susprogdinta. Ir čia tęsiasi gana ilgai. Atvykau prie kalėjimo, dabar aš į jį užeisiu ir jame pasiliksiu kuriam laikui. Savo noru. Einam dabar į kalėjimą ir žiūrom, koks ten vidus. Yra viskas išlikę autentiškai. Yra va viela, viskas yra kaip ir buvo, aišku, surūdyję dabar, šiek tiek apgriuvę, bet viskas išlikę. Prieš 100 metų buvo pastatytas šitas kalėjimas ir jame kalinami buvo kareiviai, karininkai, kurie nepakluso armijos taisyklėm ar dezertyravo, ar kitaip nusižengė. Čia buvo žiaurus kalėjimas, labai griežtas ir tikrai laužė žmonių likimus jisai. Kalėjimas nėra didelis, bet jame būdavo vienu metu iki 1500 žmonių. Sovietai savo priešus kalino ir kai atėjo naciai kalino nepaklusniuosius. Šitas kalėjimas veikia iki 1997. Aš eisiu dabar pasiprašysiu savo kameros vienutės, pažiūrėsiu kokią man ją duos. Esu aš jau kameroje. Vaizdas tai nekoks, tiesą pasakius, labai niūru. Nesitikėjau, kad tai bus. Nu ką žinau, kaip šią naktį aš čia pratempsiu. Štai rytas atėjo, naktis praleista. Lova irgi labai nepatogi, bet nesmė tiesiog. Šiaip nejauku. Prabudau gal 3 nakties ir paskui jau beveik neužmigau, taip kad
Poilsio tokioj kameroj nelabai yra. Ir nelabai rasit. Čia tik tais aštrių pojūčių mėgėjams skirta. Apie dabar jau rytas. Ir aš jau ruošiuosi iš čia išvykti. Gerai tai, kad aš esu laisvas. Ir man niekino nereikia prašyti leidimo, kad galėčiau iš čia išvažiuoti, išeiti iš šito kalėjimo. Kada aš noriu, tada aš išeinu. Nusipirkau bilietą, 5,60 kainuoja iki Valgos, čia bilietai labai pigus. Čia jau kaukės galima nusiimti. Labai griežtai Latvijoje visur autobusuose, kaip ir pas mus tas pats. Niekas nesiskiria, reikalingos kaukės parduotuvėse. Man patinka traukinių stotyse būti, aš galiu čia valandą sėdėti. Ypač tokiose, kur vyksta veiksmas. Tai atvažiuoja, tai išvažiuoja traukiniai. Žmonės keičiasi, eina, kažkas kažkur skuba. Man labai patinka stebėti visą tą procesą. Ir dabar einu susirasti vietą į traukinį. Liko 10 minučių. Šitas mano traukinys. Dizelis, toks senesnių. Šiaip Latvijoje visi tokie senesni traukiniai. Pats geriausias, kokiu esu važiavęs, iš Rygos į Daugpilį. Tai toks naujoviškesnis, tokių nėra, kaip pas mus 2 aukštų ar tie tokie naujoviški, kur Vilnius Klaipėda važinėja. Ar tas 2 aukštų tarp Vilniaus ir Kauno elektra varomas. Šie tokie visi senesnio tipo traukiniai. Bet ir pigu jais važinėti. Viskas, palieku Rygą ir vykstu į Estiją dabar. Į Valgą ir paskui į Taliną. Atvykome į 2 šalių miestą. Latvijos ir Estijos, per pusę padalintas miestas. 2,5 valandos kelionėje, per man jos neprailgo, nes traukiniu man niekada neprailgsta laikas. Žmogus net basas iš jo pasitikti savo meilės. Štai kur meilė tikroji, nei batų nereikėjo, atbėgo per bėgius, pasitikti apkabinti. Einu pažiūrėsiu grafiką, kada traukinys. Greičiausia, kad jau tas, kuris turėjo dieną išvykti, jau bus išvykęs. Teks man po šį miestelį pavaikščioti iki 5 vakaro, kažkas tai 5 ar po 5. Tuoj pasižiūrėsime grafiką. Tokia štai graži stotis. Netgi koks balkonas yra. Taip ir yra, aš į traukinį nespėjau. Ir dabar traukinys bus tik tais Valga Talin. 17:37. Kažkokia ekspozicija yra. Bet durys užrakintos. 3 valandos 40 minučių dar man iki traukinio. Labai nesuderintas laikas. Šitas atvyko traukinys, o anas išvykęs prieš 15 minučių. Ir toks va, garvežys yra tvarkomas dabar. Nuima rūdis, sutvarkys, perdažys, bus gražu. Ir Valga turės savo irgi garvežį gražų, kaip ir kiti miestai. Čia jau kiekvienam miestui, kur yra geležinkelis, tai jau privalu turėti senovinį garvežį. Dabar einu link tos vietos, kur miestas ribojasi su Estija. Tiksliau pasakius, Latvijos ir Estijos siena. Tai noriu prieiti tą vietą, tą užkardą vadinamą, kur esi Latvijoje, žingsnį žengiai ir jau esi Estijoje. Žingsnį žengiai atgal ir vėl Latvijoje. Štai pasienis. Pilna kamerų visur. Kameros. Tipo, turėkit pasportą su savim, pasą, kada peržengsite šią sieną. Na čia aišku dabar jau nereikia. Buvo tokie postai įrengti. Čia kaip ir pasienio kontrolės postas. Ir jau va dabar Valka. Tai Valka yra Latvija, o Valga yra Estija. Iš tikrųjų traukinys tai atvažiavo į Estiją, o dabar jau aš esu Latvijoje. Šiek tiek kojom duosime pailsėti. Visą dieną jos vargsta. Geriam arbatą ir laukiam traukinio į Taliną. Vakarinis reisas irgi šiek tiek nepalankus man, nes važiuoja tas traukinys per Tartu miestą, tai užtruks pakankamai ilgai, ten baladosis per visą Estiją.
Tai apie 3 valandos kelio, tik tiek, kad jau traukinys patogus, gal net rozetės bus, nes man reikia pasikrauti jau įrenginius. Čia niekur statyti žiūrėjau, tai niekur nėra. Tai tokiu traukiniu važiuosiu į Taliną. Traukinys tikrai modernus, šiuolaikiškas. 3 valandas su viršum kelionė užtruks. Gana ilgai, kadangi važiuosim per Tartu. Bet traukinys modernus, manau, kelionė neprailgs. Dar šis traukinys kažkur važiuos, nes tik atvažiavo ir iš karto žmonės lipti jį pradėjo. Vadinasi, tik atvykęs į Taliną, jis dar kažkur tai važiuos. Gal iki kokių Tartų, nežinau. Na, o aš esu Taline. Tiesa, čia Taline visi vienodi traukiniai. Jokių nėra skirtingų. Visi kaip vienas. Žinoma, Talino senamiestis tai įspūdingas yra. Pamatai vieną objektą, iš karto kitas, į kurį norisi atkreipti dėmesį. Priėjau žymę sovietinių laikų blyninę. Pasižiūrom, kas čia gero. Sakiau, prieinu savo. Labai jauki blyninė, tokia stalai visur, dar nuo sovietinių laikų kėdės. Tokios, kokios būdavo, sunkios. Žodžiu, viskas palikta autentiškai, taip kaip buvo nuo 70 metų. Aš realiai apsivalgiau tenais. Labai didelė porcija. Buvau alkanas, nuo vakaro nieko nevalgęs, bet vos suvalgiau. Tas blynas 6 eurai, bet ten 2 užtektų. Tikrai verta į tokią blyninę užeiti, daug pinigų neišleidi ir labai pigu ir skanu. Lipu į kalną, tai sunku kvėpuoti. Užeisiu vis dėlto, jau jei esu Taline, kažkaip norisi į tą kalną užlipti, pasižiūrėti, koks tas vaizdas. Priėjau tą aukščiausią vietą Taline, nuo kur atsiveria tikrai gražus vaizdas. Visuose senesniuose miestuose, tokie kaip Talinas, kurie jau 1000 metų gyvuoja, yra labai geri senamiesčiai ir labai gražūs, bet man norisi kažko daugiau pamatyti. Ir aš einu į vieną ypatingą vietą ir tikrai tai bus ne senamiestis. Tai yra Patarei kalėjimas. Taip, jis jau apleistas seniai. Viskas prie pat jūros. Pabėgti nebuvo jokių šansų. Čia viskas buvo visur aptverta. Ypatingai sovietiniais laikais buvo vykdomos mirties bausmės. Štai Taline priėjau prie tokio objekto, kuris vadinasi Koncertų ir sporto rūmai. Sovietinis palikimas. Tai nerealiai didelis statinys, pastatytas dar 1980 metais, prieš pat Maskvos olimpiadą. Žinoma, kad Taline taip pat vyko olimpiada, būtent buriavimo varžybos. Ir sovietai norėjo pasipuikuoti ir pastatė štai tokį gigantišką iš betono statinį. Kažkada jis išties gražiai atrodė, nors jis yra gremėzdiškas, kaip ir dauguma sovietinių vėlyvojo sovietizmo pastatų. Štai čia žibintai buvo visa alėja. Kas čia buvo? Nusileidimas kažkur į požemį. Jo, į salę pačią. Užrakinta dabar durys, kur žiūrovai sueidavo. Talpindavo apie 5000 žiūrovų šitą salę. Pažiūrėkit, kokie betono luitai sudėti. Kokio storio ir kaip atrodo neskoningai. Apie sovietų architektūrą, jinai visada buvo tokia masyvi, daug betono. Na, čia kažkada suoliukai turėjo būti visur. Dabar nieko nėra, išimta. Dabar, kur vaikštau po apačią, po manim yra ta didžiulė salė. Dėja, į ją patekti neįmanoma, jinai užrakinta. Atvyksta nemažai žmonių pasižiūrėti šio pastato. Jis jau turistam rekomenduojamas kaip lankytinas objektas. Na, tokį pastatą nugriauti irgi daug reikalų, pripažinkite. Šitiek visur betono, 1000 tonų. Tai buvo kaip sovietinis toksai pasididžiavimas prieš olimpiadą, pasirodyti prieš svečius. Ir nuo pastato atsiveria Baltijos jūra ir Estijos keltai. Čia kažkur dar buvo sraigtasparniam padaryta aikštelė nusileidimo. Tuoj pažiūrėsime, man atrodo, šiek tiek žemiau. Taip, štai ten yra aikštelė. Štai tokia Talino įžymybė yra. Didelė, grandiozinė įžymybė. Atsisveikinu su jumis, brangūs žiūrovai. Iki kito karto.